Sveiki, šiandien aš Švenčionyse, Ehant šaudykloje. Ką čia veikiu? Ką veikiu. Rimtiem vyram, rimtus taikiklius šiandien testuosim. TS60 ir naujasis ACE S60R. Tai yra su tolimačiu integruotu į priekinį lęšį. Tai va, apie du monstrinius taikiklius su 1000 matricom. Aš jau kokį, nežinau, pusmetį naudoju TS60. Čia yra naujasis ACE'as, naujasis ACE'as S60R. Na ir šiandien atvažiavau į šaudyklą, juos prasitestuoti, pasibandyti, na ir įsitikinti, ar tikrai tas ACE'as naujasis yra geresnis negu mano TS'as. Šiaip istorija taikiklių su 1000 matricomis yra tokia. Kažkada prieš kokius 2,5 metų Infurėjus padarė tokį termovizorinį taikiklį su 1000 matrica, vadinosi SR75. Vėliau per Tubo seriją iš to taikiklios, pačio pirmo taikiklio su 1000 matrica išaugo per Tubo seriją TS60. Sekantis evoliucijos žingsnis tikriausiai yra būtent ACE'as S60R. Kuo skiriasi ACE'as nuo mano TS'o? Pas mano TS'o va čia yra tolimatis, tas tolimatis ten atskirai reikia pažaisti su juo ir jį privesti prie tos vietos, į kurią nori taikytis ir kurią nori matuoti. ACE šitas klausimas yra išspręstas kitaip. Va, matot patys, čia yra integruotas tolimatis į priekinį lęšį, kas yra baisiai faina ir baisiai patogu, todėl kad jau nebereikia ten žaisti su tuo tolimačiu ir jį suvedinėti į tą vietą, kurią nori pataikyti. Kitas dalykas, ACE'as turi optinį artinimą, ne tik skaitmeninį, bet ir optinį artinimą, kas yra ten toks sprendimas, reiškia važinėjantis okuliaras. Ir tas yra baisiai faina tokiam greitam šūviui. Aš jau tiesą pasakius, ten taip rankom bandžiau, varčiau visaip. Tas yra labai faina iš tikrųjų. Na ir dar vienas toks nedidelis niuansiukas. Mano TS'as yra 16 kartų artinantis taikiklis. Na ir kartais man tikrai medžioklėse, ypatingai kada aš medžiodavau dideliais atstumais, man labai norėdavosi artinimo šiek tiek didesnio. Tai ACE tas klausimas yra išspręstas. Jis turi 24 kartų skaitmeninį artinimą ir 3 kartų optinį artinimą. Kas sumo yra 70, kiek ten gaunasi? Nu, žodžiu, baisiai daug. Na, aš labai tikiuosi, kad naujasis ACE yra geresnis už mano TS'ą. Sakykim taip, čia iš tiesų yra tėvas, protėvis, o čia yra va toks raumeningas sūnus. Ok, ir prišaudinėdamas savo TS'ą arba kitus ten aukštos klasės, čia jau net ne aukšta klasė, čia the top of the top, ne? Aš naudoju standartinį pašilduką, bet norėdamas šauti dideliu atstumu, aš vis tiek esu linkęs prišaudyti bet kurį taikiklį labai preciziškai. Na ir ką aš darau, aš imu tą tokį standartinį pašilduką, įlenkiu per pusę, tada dar kartą per pusę. Nu ir nenurimstu, kol pirmų šūvių va šito nesudraskau į gabalus. Va taip. Ir šiaip toks įdomus dalykas, pasidarius artinimą, ten 24 dabar artinimą padarau, darau šūvį, susimažinu artinimą, arba galima jo nesumažinti, einant į meniu ir per prišaudimo meniu. Ekranas iš karto sumažėja automatiškai. Na ir viršuje atsiranda tas picture in picture, ta prasme paveiksliukas paveiksliukė, tam, kad ten detaliau galėtum žiūrėti būtent tą prišaudimo funkciją ir matytum, kur ten kiek nuves kryžių. Kryžių reikia ir ten į kairę, į dešinę ir taip toliau. Tai tas šiaip žiūri faina. To nėra pas mane TS'e. Pas mane TS'e viskas ten daugiau rankinių būdų reguliuojasi. Vertikaliai ištempta šiek tiek, nu, bet mintį turbūt suprantat. Šaudau, va, čia buvo vienas šūvis biskį per aukštai, čia jau prišaudinėjant galutinį. Nu ir va, 2 šūviai, koks 1,5 centimetro tarp kraštų. Nu, man atrodo, tai kad čia 300-400 metrų galima šaudyti. Čia nėra, aišku, rankos mano kreivas. Na ir biškai pavargojau šaudyti šiandien, bet baisiai faina. Vat toks, technologiškai naujas. Nu, mane įtikino, kad čia yra evoliucija. Nes 24 kartų artinimas, tą, ką filmavau čia su juo pačiu, aišku, video bus
yra kažkas. Tos, kai optinio artinimo net nedariau, prasme, nereikia. Fryzinimo funkcijos irgi neįjungiau vaizdo, tiesiog norėjau šį pajaust tą patį taikiklį, ką jisai gali. Ir jis gali. Realiai, ta prasme, raumenys dideli. Netestuosim šiandien tolimačio, nors labai norėtųsi. Net nesukinėjau šiandien, vat. O optinio artinimo, tai kad tą darysim šaudykloje, važiuosim su Simu 200-300 metrų. Dabar įdomu modeliai, dar ir savo TS prašausiu kelius šūvius. Įsitikinsiu, kad viskas yra gerai su Inomounto laikikliais, nors čia labai tikintis nėra ką ten. Centimetras pusantro, paklaida medžiokliai to yra, va tai, va ten. Ne, va tai, va. Tai, kad turėtumėt ką palyginti vaizdą, kaip yra su 16 artinimu, 1000 matrica, ta antros generacijos. Na ir TS su 24 kosminiu vaizdu. Keturi šūviai, aišku, ir mano rankos kreivos, bet čia su TS. Ta prasme, tai yra medžiokliai, tai yra apie nieką. Tadam! Nauja diena, kaip gerai išsimiegojau, blemba. Ir mes jau kilometriniai šaudyklą. Dabar bandysim TS 60, naujausia ACES 60 su integruotu tolimačiu į priekinį lęšį. Bandysim 100, 200, 300. Bus matyt. Žiūrim. Ok. Kad taip. Šimtas metrų, TS 60. Filmuojam ir kamerą, ir čia. Nėra apie ką šnekėti. Du 200 metrų gongas. ACES 100 metrų gongas. Du 200 gerai. Dabar į didį gongą šausit. Labai paprasta. Iš tiesų labai paprasta. Tai va. Ar galėtumėt įsivaizduoti geresnį darbą negu mano? Tokį oro kilometriniai šaudykloje. Testuot va tokius du. Nu, labai jau rimtus prietaisus. Apibendrinant, ką norėčiau pasakyti. Pataikiau ir su vienu, ir su kitu. 100, 200, 300 metrų. Kaip ir viskas gerai. Bet naujasis ACES S60R. Man su juo patiko labiau vien dėl to, kad jis artina 24 kartus skaitmeninį artinimą, plus 3 kartus optinį. Tai buvo didelis patogumas. Aišku, labai groja tai, kad jame yra 15 milikelvinų sensorius, senajame tube yra 18 milikelvinų sensorius, vienok. Prikabinom čia pašildukus prie taikinių, bet tų pašildukų realiai net nereikėjo. Tu prasme, saulė šviečia, puikiausiai matosi gongai, tie gongai nors ir nėra labai dideli, bet jie puikiausiai matėsi abiem taikikliais ir abiem taikikliais
ten pašildukų net nereikėjo, realiai pašilduką tik tai patikrinau prišaudimą vieno, kito taikiklio ir viskas. Tai va, tai toks mano testas, čia per 2 šaudyklas, prisišaudant, pasižiūrint, kaip veikia vienas, kaip veikia kitas, na ir pasakysiu atvirai, naujasis eisas yra geriau. Kaip be būtų. Ta prasme, vaizdo kokybė, jo galimybės, integruotas tolimatis, kas yra labai faina, nebereik ten žais suvidinėti ir taip toliau. Plius didelis artinimas, plius nerealiai geras vaizdas. Na ir tokią dieną, ta prasme, tikrai nėra ryškus labai šilumos šaltinis, tas gongas ir aš šitą gongą pataikau be jokių problemų. Nu kaip ir žiauriai faina. Kitas dalykas ir vienas ir kitas taikiklis turi savyje viduje balistinį kalkuliatorių, naudojausi ir vienu balistiniu kalkuliatoriumi ir kitu, nežinau, kiek ten matysis video, nes TS tikrai žinau, kad balistinio kalkuliatoriaus nefilmuoja, eisė tikriausiai filmuoja, tikriausiai matysit ir tuos kryžiukus, reiškia, ant kryžiaus, kurio taikėsi, užsideda kryžiukas priklausomai nuo atstumo, kurie vietą taikytis, tai žiūri palengvina, nu, pataikymus visus ir ta prasme, ten nieko daryti nereikia, jokių skaičiuoklių, nieko ten į vėją užmetimą, jeigu reikia padaryti ir viskas. Šaudžiau šiandien, va ten mano kėdutė, va ten yra lazerinės lazdos, ištraukiamas tas 4 taškų. Tai nėra pati tvirčiausia, rimčiausia trama, ta prasme 300 metrų jau reikėtų šauti tikriausiai atsigulus nuo kojelių. Na, bet aš bandžiau imituoti medžioklę, na ir tą tokį medžioklinį šaudimą. Ta prasme, ir tas šūvis 300 metrų atrodo, kad tai yra, iš tiesų tai yra rimtas atstumas ir šūvis medžiokliai 300 metrų yra rimtas dalykas, bet su šitais prietaisais tai yra visiškai nesudėtinga. Na ir pataikyti kilzoną medžiojant, na nemanau, kad yra kažkokios problemos. Aišku, radau aš tų skirtumų čia tarp eiso ir tarp TS savo, tarkim, suvidinėjant balistinius duomenis, na, tos duomenis balistinius aš žinau tikslius, nes šovinius užtaisinėjau pats, greičius pats matuoju ir taip toliau, tas labai atsispindi visuose pataikymuose mano, ten ir 100, 200, 300 metrų ir toliau. Kitas dalykas, eise, suvedat balistinius duomenys, prie kiekvieno parametro gali pasirinkti metrinę sistemą, ten, ta prasme, metrai, kilogramai, gramai ar greinai ir FPS-ai. TS-e, ten kažkaip gaunasi, reiškia, kad tu pasirinki vieną kartą ir tada automatu viską tau numigruoja. Žodžiu, yra tokių skirtumų. Prišaudant tas atsirandantis langas prišaudimo, kai automatiškai sumažėja artinimas ir ten taip yra patogiau. Fryzinimo funkcija ir visi kiti reikalai. Nu čia raumenų įdėta stipriai. Dar ką žiūri, fainą dalyką atradau. Jeigu visuose ten optiniuose taikikliuose bokšteliai yra atsukumi, keičiant išorinį elementą, tai čia yra toks. Ir viskas. Na ir realiai šito taikiklio nei viena dalis nenusima. Ta prasme, baterija. Va, jeigu TS nusisukdavo šitas bokštelis, tai čia nusukti nieko nereikia. Pasukai Type-C, jungti, pakroviai, nusukai, viskas sandaru ir gražu. Ir nepamesi jokių dangtelių nieko. Mano TS-e tas va tokios rankenėlės nėra, ten, ta prasme, arba ranka reikia reguliuoti, arba tokia kaip papildomas žiedas užsideda, užsisuka, na ir ta rankenėlė tokia atlaužiama. Tai čia irgi, man atrodo, sprendimas yra, nu, toks patogumui labai geras. Tai iš tikrųjų yra nesunuso nuo taikiklio. Tai yra visiškai kitas taikiklis, nauja koncepcija su optiniu artinimu, su dideliu skaitmeniniu artinimu, 15 milikelvinų naujos generacijos sensorium, 1000, ten 2000 ekranais, na ir daugybė funkcionalumų, daugybė naujų visokių funkcijų. Ir tai yra visiškai naujas prietaisas ir patikėkit, tas prietaisas, nu man tai žiauriai patiko, jis toksai the top of the top of the top of the top. Beje, gal kas norėtų įsigyti TS60 už gerą kainą, ha?